Greitai nusileis naktis, kūdikis užmerks akis, mėnuo šypsos danguje, seks jam pasaka mama. Apie tai, kaip angelai ištikauja su vaikais, susitinka sapnuose ir išlieka širdyje. Miegok, mano angelėli, miegok, užmerk akeles. Miegok, vėlyvas vakarėlis, tau labą rytą atneš. Mano kūdikis ramus, nusišypso per miegus. Aš esu visai šalia, tavo mylinti mama. Nors aplink labai tylu, girdis choras angelų. Noriu, kad žinotum tu, kad tave labai myliu. Miegok, mano angelėli, miegok, užmerk akeles. Miegok, vėlyvas vakarėlis, tau labą rytą atneš. Sveikinu visus susirinkus rimtam įvykiui. Šiandien Kamilė gimimo dangui diena, jos krikšto diena. Tad pradedame tą svarbų ir rimtą jos gyvenimo įvykį, nuo kurio negalim atitolti ir atitrūkti ne vienas iš mūsų. Pradėkim tai, darydami kryžiaus ženklą ir tardami Dievo vardą, vardam Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Garbė Jėzui Kristui. Nuoširdžiai sveikinu visus, o ypač Kamilės tėvelius. Jie brangi dovana iš gyvybės kūrėjo Dievo. Krikštas šiandien jai suteiks naują dievišką gyvybę. Linkiu, kad jūs šią savo dukrą, brangus tėveliai, visuomet gyvenime galėtumėte džiaugtis. Brangus tėvai, ko šiandien atėję šios Dievo namus prašot savo mylimai dukrai iš Dievo bažnyčios? O ar žinote, jog prašydami dukrai krikšto prisimate ir pareigą išauklėti ją tikinčią, kad visada laikytųsi Dievo įsakymų, mylėtų Dievą ir žmones, kaip liepia Kristus. Ir jūs, gerbėmiai krikštatėviai, esate pasirengę Kamilę globoti ir padėti tėvams ją tikinčiai išauklėti. Kamilė, šiandien krikščionių bendruomenė su džiaugsmu sutinka tave. Jos vardu žymiu tave kryžiaus ženklu ir linkiu, kad tapusi krikščionė niekada šio ženklo nepaniekintum. Netrukus tėvai bei krikštatėviai pažymės tave tuo pačiu ženklu. Laiminkim vaiką. Dabar palapinės, Kamilė šiteptinė. Tu žinai, ko nori. Netingi lyti. Prirengi čia tave, ne? Rimtai.
Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis viešpats Dievas vandens nuplovimu ir šventosios dvasios galia suteiktų krikštijamajai naują dievišką gyvybę. Garbė tau viešpatie už amžinąjį taką nuo žemės dulkių lyg dangaus žvaigždžių. Garbė tau viešpatie. Garbė už duoną kasdienio, kuris maitina ir už tyrą vandenį, kuris gaivina. Garbė tau viešpatie. Garbė už dieviškąjį pašaukimą ir Kristaus atpirkimo malonės. Garbė tau viešpatie. Ties viešpatie ant šio vandens ir laiminančią ranką ir suteikia jam tokią galią, kad nuplautų krikštijamąjį paveldėtą kaltę bei jos padarinius ir atvertų toliau vaikų amžinojo gyvenimo vartus, praktinių per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Brangus tėvai, kaip atvejai, jūsų atnešta Kamilė krikšto vandens nuplovimu ir šventosios dvasios veikimu iš mus mylinčio dangaus tėvo gaus naują dievišką gyvybę. Jūsų pareiga ją auklėti tikinčią, kad ta dieviško gyvybė joje nebūtų nuodėmių žalojimo, bet nuolat augtų ir stiprėtų. Taigi pasiryžę atlikti šią darbingą pareigą ir prisimindami savo krikštą, atsižadėkite visokio blogio ir išpažinkite Jėzaus Kristaus tikėjimą, kurį skelbia bažnyčia ir kurį gauna krikštijamoji. Todėl kiekvieną jūsų klausiu, ar esate pasiryžę niekada nepritarti nuodėmei? Taip. Ar esate pasiryžę visada laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų? Taip. Ar esate pasiryžę gyventi santūriai, teisingai ir maldingai? Taip. Ar tikite į visagalį Dievo Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėją? Tikiu. Ar tikite į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Tėvo dešinėje? Tikiu. Ar tikite į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? Tikiu. Kaip tiki katalikų bažnyčia, taip mes visi tikime ir garbiname mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Ar norite, kad Kamilė būtų pakrikštyta tuo bažnyčios tikėjimu, kurį ką tik išpažinome? Dabar pabandykim Kamilę pabandyti ant dešinės rankos, kad būtų galvytė. Jeigu paminkas, paskui uždės. Kamilė, aš tave krikštiju vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Aš su juo nusifotkinu. O, tai vaiksi pinigą pabučiavo. Įsivaizduoju, koks brons net pabučiavo. Mamytė, gal šitą mikrofoną paimtumėt? Nesuprast tos kalbos. Gerai, tu nulyt, sakyk, kad savo. Tu gal vertėjauti. Tau irgi. Aš počekau. Aurelijos ir Dainiaus piršliai. Wow, come on. Dailės. Nu čia paplato. Na paplato. Nu, užtangaidžiai jūs dukrytė, už ten stebuklioką.
Pasilik va tą, kur mes tau duodam vokelį, kai suaugsi, pasakyti gerai, pasižiūrėk. Tau gėlės, tu mūsų gardai. Mamytė, neduoda bučkė? Tu dabar gėlėm? Padairik, įmanom. Žiūrėk, šitau. Šiandien, aš čia mamytė jau guminuką biškių pavalgyt, žinai. Oi, pametė. Nu, tokia popierį net. Nu, dabar čia. Gerai. Margai, ateik. Pavargti, lakstyti, linksmai užmigti, linksmai pabusti ir sveiką Dievę sulaukti. Sveikinu mamytę. Taip, mamytė. Labas vakaras visiems, man čia buvo liepta daugmaž trumpai papasakoti, dėl ko ir kaip čia susirinkom. Taigi šiandien 15 valandą vietos laiku paėmė tokią gražią mergaitę Kamilę, išvažiavome į Kvėdarno Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčią, kur kunigas davė krikštą. Ir, žodžiu, iš pagonės dabar jau Kamilė tapo krikščionė. Tad kaip viso to įrodymą turime krikšto liudijimą, kurį dabar noriu perduoti tėvams, kad jis saugotų. Taigi, prašom. O dabar prašau visų kažką mėgiamo atsidaryti, įsipilti ir užtvirtinti visą šitą faktą. Kaip aš gyvenu, atsišypsau realybę kas naktį. Tatum lynu įdėtų einu. Ir pusiausvyros nugarmėt, padurėt, krūpsteliu. Grįžti išvaduoja vos aukštybės. Tam laikausi mielą, kiek galiu. Prašom leitą kalendorės už mūsų Kamilę. Įsigydęs. Žinia garbės. Lygiai tamsią naktį eitum vienas. Mielą palinkėk man ištvermės. Eiti paskui saulę kaip varnėnui. Žinia garbės. Lygiai tamsią naktį eitum vienas.
kaip varnėlių. Klausi miela, kaip aš gyvenu. Ačiū šypsau, nemiga, kas matys. Tatum lynų įtemptų eilių. Ir jau pusiausvyros vieningai. Aš jaučiuosi namų teisėjas. Nori vynės įdamos pavargęs. Išlaikysiu ją kol kas arba. Viskas vieną kartą staigiai perteks.